20 B kurso uždavinys. Mokinių kontrolinio darbo rezultatai, tai yra taškai, pateikti dažnių lentele. Tai yra 5 taškus surinko 4 mokiniai, 6 taškus 5 mokiniai, 7 taškus 10 mokinių ir taip toliau. Reikia apskaičiuoti mokinių surinktų taškų vidurkį. Taigi imsim ir apskaičiuosim pirmiausia visų mokinių surinktų taškų skaičių. Tai jeigu 4 mokiniai surinko po 5 taškus, tai būtų 4 kart 5 plus 5 mokiniai po 6 taškus plus 7 mokiniai po 10 taškų, 5 mokiniai po 8 taškus ir 1 mokinys surinko 9 taškus. Ir dabar turim padalinti iš mokinių skaičiaus, kad gauti, kiek vidutiniškai vienas mokinys surinko taškų. Taigi 4 plus 5 plus 10 plus 5 ir plus 1. Na, dabar belieka atlikti skaičiavimus. Skaitiklyje sudauginę ir sudėję atitinkamas sumas gautumėm 169, o vardiklyje mokinių skaičius 25. Taigi padalinę gautumėm 6 sveikus ir 76 šimtasias. Taigi toks ir turėjo būti atsakymas.